Sveiki sugrįžę po reklamos, čia Autofanai. Mes tęsime pokalbį su garsiu šalies ralio lenktynininku Saulium Girdausku apie jo vairuojamą Škoda Fabia VRC. Tai vienintelis tokios klasės automobilis šalyje. Nors pirmoje laidos dalyje jums parodėme išties nemažai Škoda Fabia VRC privalumų ir išskirtinių bruožų, tačiau yra ir trūkumų. Jis vienas. Kai kalbame apie lietuviškų greičio ruožų specifiką, Škodai šiek tiek trūksta maksimalaus greičio, pripažino šio ralio monstro pilotas, daugkartinis šalies ralio čempionas Saulius Girdauskas. Ralį mes dažniausiai ir suprantam taip, kad tai yra vingiuotais siaurais miško keliukais, kur greitis nėra vidutinis labai didelis. Tai aš manyčiau, kad būtent šitam automobiliui ten pranašumai ir yra, nes kaip aš pradžioj pokalbio minėjau, tai jis yra lengviau valdomas, lengviau stabdomas, greičiau pagreitėja, galbūt perjungiant greitai pavaras. Ir taip, kada ateinam į lietuviško ralio subtilumus ir greičio ruožai atsiranda labai jau greiti, tiesus, tada šito automobilio privalumai jau dingsta, nes vienas dalykas yra maksimalus greitis. Tai šitas automobilis maksimalų greitį turi iki 200, maždaug galbūt apie 180-190 km per valandą jo yra ta vadinama maksimalkė, kur nors ir galima būtų, bet greičiau tu jo jau neišridensi ant to žvyro. Tai šituo atveju visi Evo 10, Evo 9 automobiliai, jie jau tampa greitesni. Vėlgi, ką minėjom su galingumais, visos dabar naujos mašinos jau jos traukia iki 330 arklių jėgų, padidinus restriktorių būtent oro įsiurbimo. Šitam automobilį nuo tų laikų niekas nesikeitė, kai buvo 34, taip ir liko, ir tas galingumas, kaip aš minėjau, yra apie 300 arklių jėgų, sukimo momentas apie 700. Tai visi galingumai jau praktiškai jie susilygino tiek būtent dabartinių šiuolaikinių automobilių ir šito. Bet sakau, vienas galbūt problema būtent jo yra, kad tas maksimalus greitis, kuris priklauso nuo tiek priekinio, tiek galinio, tiek centro reduktorių perdavimų ir jisai neleidžia daugiau automobilių įsibėgėti. Na štai, kiek leido laidos laikas, bent akies krašteliu pasižiūrėjome į Škoda Fabia VRC ypatumus. Taip sakome todėl, jog interviu su Saulium Girdausku truko apie valandą, o jūs matėte kiek daugiau nei 15 minučių. Ralio fanams belieka tik svajoti, kad pasaulinio lygio ralio automobilių Lietuvoje atsirastų tik daugiau. Jie puošia varžybą savo išvaizdą ir, žinoma, garsu. Kągi, tikimės, jog ralio greičio ruožuose budintys sirgaliai apie vienintelę Škoda Fabia VRC Lietuvoje dabar žinos šiek tiek daugiau. Šiandien sakome viskas, susitiksime lygiai po vienos savaitės, tuo pačiu metu. Iki! Eglės sanatorija ir gyvenimas vėl mielas.